Sveiki! Šiame įraše sužinosite, kas yra SEO, kam SEO reikalingas bei kaip SEO gali jums padėti. Manau, į pirmą klausimą, kas yra SEO, už pačią Google geriau nesakys niekas. Todėl Google paieškos laukelyje rašome SEO ir spaudžiame Enter. Taigi matome, kad pats pirmas rezultatas iš Wikipedijos ir jis sako, kad SEO arba lietuviškai optimizavimas paieškos sistemoms tai yra tam tikri procesai, padedantis padidinti lankytojų srautus ar kokybę iš paieškos sistemų į svetainę, natūralių arba dar kitaip vadinamų nemokamų būdų. Dar noriu papildyti, kad būtent SEO procesai ir padeda svetainę iškelti į aukštas pozicijas Google paieškos rezultatuose, kas ir įtakoja lankytojų srautą. Tam, kad sužinoti, kam SEO reikalingas, turime atlikti kelis skaičiavimus. Pirmiausia, turime sužinoti, kiek žmonių yra Lietuvoje. Tam einame į statistikos departamentą ir parsisiuntę šitą failą jį atsidarome, pasirenkame, kad rodytų visus gyventojus ir matome, kad Lietuvoje yra 3 349 872 žmonės. Sužinokime, kiek iš jų nuolat naudojasi internetu. Vėl einame į statistikos departamentą, tik dabar IT naudojamas namų ūkiuose. Kaip matome, interneto prieigą turinčių žmonių vis daugėja. Ir pačioje apačioje matome, kad iš visų Lietuvos gyventojų net 42,5% kasdien naudojasi internetu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad net 1 423 695 žmonės nuolat, tai yra kasdien, naudojasi internetu. Neoficialiais duomenimis Google paieškos sistema Lietuvoje naudojasi 98% internautų. Tai sudaro 1 395 221 žmogų. Taigi SEO yra reikalingas tam, kad kuo didesnę dalį šių žmonių nukreipti į savo svetainę. Sužinokime, kaip SEO gali jums padėti. Einame į Google raktinių žodžių įrankį, kuriame galime sužinoti įvesto raktinio žodžio paieškos apimtis per mėnesį. Tarkim, mano verslo sritis susijusi su darbu. Todėl šiame laukelyje įrašome pagrindinį raktinį žodį, tai yra darbas. Spaudžiame šį mygtuką. Ir matome, kad per sausio mėnesį buvo pateikta 550 000 užklausų į Google su raktiniu žodžiu darbas. Noriu pabrėžti, kad tai nėra 550 000 žmonių. Vienas žmogus gali pateikti 1, 5, 7 ar net 10 užklausų su šiuo raktiniu žodžiu. Vėlesniuose skaičiavimuose mes imsime, kad vienas žmogus pateikia 20 užklausų su kiekvienu raktiniu žodžiu. Taip pat Google pateikia ir kitus raktinius žodžius, kurie gali būti jums aktualūs. Na, tarkim, mano svetainė apie darbą apima pirmus 10 raktinių žodžių. Ir kaip Wikipedija sako, atlikus tam tikrus procesus, pagal visus šios raktinius žodžius esu rodomas pirmoje pozicijoje Google rezultatuose. Žinoma, nereikia tikėtis, kad būtent tokio srauto ir sulauksiu. Nes pagal spaudžiamumo duomenis, jei Google rezultatuose esi pirmas, vidutiniškai ant nuorodos paspaus 42,30% žmonių, jeigu antras 11,92 ir taip toliau. Taigi, sudėjus šių raktinių užklausų apimtis, gauname 674 900 paieškų per mėnesį. Kaip ir minėjau, imkime, kad vienas žmogus vidutiniškai pateikia 20 užklausų su kiekvienu raktiniu žodžiu. Gauname, kad 33 745 žmonės ieško to, ką aš galiu pasiūlyti. Pagal prieš tai rodytą lentelę, jei esu pirmas paieškos rezultatuose, mano svetainė aplankys 42,30% žmonių, o tai sudaro 14 274 žmonės. Ir jeigu bent 1% iš jų ką nors nupirks, aš turėsiu 142 naujus klientus per mėnesį. Taigi, išsiaiškinome, kaip SEO gali jums padėti. Žinoma, čia tik pavyzdys, jūsų rezultatai gali būti gerokai kitokie. Viskas priklauso, žinoma, nuo kiekvienos rinkos atskirai.
Ačiū, kad klausėte.